Dominikas buvo tas, kur... Galima pasakyti, gimė su kamuoliu. Jo. Dominikas gimė tikrai su kamuoliu, nes jisai irgi ir karate bandė ir viską, bet jisai nuo 5 metų jau žinojo, kad jisai nori į krepšinį ir teko susitarti su treneriu, kad 5 metų berniukai 7 metų komandą paimtų. O Emilį vėliausiai pradėjo, nes jis lankė tenisą. Niekada sakė, niekada krepšinį, niekada krepšinis. Ir vieną dieną atėjo prieš 1,5 metų, tėveliai, einu į krepšinį. Ir taip įsimylėjo, taip akis dega, tai net džiugu žiūrėti ir kad laimingas žmogus. Labai džiaugiuosi, kad mano abu sūnus sportuoja ir žaidžia krepšinį, Jokūbas ir Adomas. Tai labai džiaugiuosi savo atžalom, kad jie eina to pačiu keliu kaip ir aš. Ir pasirinko šią krepšinį sporto šaką. Tai vis dėlto yra sportas, kad sportuoja, kad aktyviai leidžia laiką, susiranda draugų ir, aišku, jaučia tą pergalės skonį. O man, kai mamai, tai praėjus tą visą profesionalės karjerą, tai gal toksai... Visą laiką klausiu Jokūbo, sakau, ar tu, sūnelį, dar vis galvoji toliau tęsti sportą, tai jisai vis laik sako, taip mama, nes čia mano svajonės, vienas malonumas ir džiaugsmas ir pergalės ir tie medaliai ir taurės ir už Lietuvą žaidimas, tai labai tikiuosi, kad Jokūbui pasiseks ir jis paklius į Lietuvos rinktinę, nes pati esu žaidusi ir atstovauti Lietuvai tai didelė garbė ir džiaugsmas, tai to linkiu ir Jokūbui. Aišku, ir Adomui gal kada ateityje pasiseks irgi, nes seka irgi brolio pėdomis, kovoja abu, žaidžia namuose, kaunasi. Nuo mažų dienų keliavo visur, nes mano pirmi metai užsienyje prasidėjo. Legionieriaus tą duoną ir kaip tai gimė Lukas, tai jisai nuo tų dienų visa šeima visur iš paskos kartu su manim. Tai jis turbūt ir daugiausiai matęs to krepšinio ir daugiausiai buvęs šalia aikštelės. Tai pradžioj gal jam nekabino tas krepšinis, bet paskui pats pasiprašė, kad nori pabandyti, žaisti, lankyti krepšinį. Tai teko nuvesti ir kai nuvedėm, taip ir liko. Tai namuose, žinokit, pas mus televizorius krepšinis, telefonė krepšinis, NBA, Eurolyga ir visos kitos, kiek yra varžybų žiūrėta. Ir visi podcastai išklausyti, žodžiu, tikrai mūsų šeima labai gyvena krepšinį. Apie krepšinį iš tikrųjų kalbam daug, nes būna dienas, kai mes turim po 3-4 varžybas per dieną. Tai reiškia vyro darbo, Vilkų, Wolves komandos rungtynės. Daniel, kadangi išvažiavo į Ameriką, tai mes peržiūrinėjom iš naktį dėl laiko skirtumo ryte jo varžybos, tada Emilį ir Dominikas. Tai būna dienas po 4 varžybas dienoje. Tas rungtynių stebėjimas toks šiek tiek ramesnis, bet mes matom visai kitaip tas varžybas ir ką daro, kaip nedaro ir mes kodėl ten nepadaro, kodėl atrodo visai kitaip elementarūs dalykai, bet reikia nepamiršti, yra vaikai ir jie dar tik tai mokosi, mes tai jau ten, kur jie eina, mes jau iš ten parėję esam. Mes kartu žiūrim vaikų varžybos, mes visą laiką susipykstam, nes žmona gali iš balkono surėkti patarimą kažkokį, tai aš sakau, netrukdyk, nelysk, tai mes dažniausiai atsistojam aš prie tėvelių, o žmona prie mamyčių, tai kad nesusipykti o šiaip kalbam daug ir ypač sunku žiūrėti vaikų krepšinį, nes vis tiek iš šono atrodo taip lengvai padaryti, kaip negali, bet aš suprantu viską ir praėjau viską tą pats ir patarimus, jeigu duodu, tik tai namuose. Niekada stengiuosi nevadovautis emocijom, ar tik tai šaltų protų. Varžybose aš kažkaip stebiu, žiūriu labai ramiai. Niekada per daug, aišku, širdį kažkaip pergyveni, nori, kad laimėtų, kad jam pasisektų, kad komanda laimėtų, bet visą laiką labai ramiai žiūriu ir grįžus namo niekada jo irgi nepuolu, sakykime, su savo pamokymais, su savo pastabom kažkokiom, bet jeigu jisai jau manęs paklausia kažkokių situacijų, tai aišku visą laiką jam ir patariu ir paaiškinu.
Tai vat kažkaip tai, bet aistrom nurimus vakare, prie vakarienės stalo mes labai mėgstam diskutuoti apie krepšinį, tiek vyras, tiek aš, tai vat kažkaip tai ir jam labai patinka. Jis laukia tos vakarienės, nes žino, kad kalbėsim ir kai jis išsikalba, sakykime, po nesėkmingų varžybų, tai jis tada jaučiasi lengviau ir jam, nu, vat, jis jaučia tą palaikymą ant mūsų. Kai važiuoja į varžybos kažkur tai sakau, jūs turit, nesvarbu, ar sekėsi, ar nesisekė, arba laimėjot, arba pralošėt, tai svarbiausia, kad jūs jastumėte, kad jūs viską atidavėt. Nu, nes viską nelaimėsi, viskas neįmesi, be klaidų. Neklysta tik tai tas, kuris nieko nedaro, o svarbiausia atiduoti visą širdį aikštelį, kad po varžybų, visos jėgas, kad po varžybų tu pasakytum savo, kad aš atidėjau viską, nu nesigavo šiandien, eisiu dirbti toliau, rytoj pasiseks. Vienu žodžiu, žmona godžia vaikus, o aš godžiu žmoną visada. Nenusimink, tam tokie žodžiai netinka. Kartais reikia pasakyti, klausyk, nu viskas, jau praėjo rungtynės, rytoj bus kitas, ar poryt. Tai sustok verkti, nosis į viršų ir pirmin. Jeigu kažką nepadarei, padaryk kitą kartą. Jeigu nepavyko, pavyks kitą kartą. Viskas gerai, tai tada gal ašaras net greičiau sustoja, negu jeigu pagostyti labai stipriai. Vienas treneris man protingas pasakė, liūdėti po pralaimėjimų reikia vieną parą ir džiaugtis vieną parą. Viskas, daugiau negalima, maksimum. Kiekvieni tėvai nori kuo geriau savo vaikams, tai lygiai taip pat ir mes. Tai mano tikslas nėra lygiuotės, o kaip tik pralenkti. Tie apdovanojimai, aišku, mane kaip užveda tą tikslą pasiekti. Kiekvieną, kai buvau mažesnis, tai ryte ateidavau, pažiūrėdavau tą lentyną, kiek apdovanojimų. Tai tikrai yra tikslas pralenkti ir to bandau pasiekti. Aš galvoju, kiekvienas tėvelis norėtų, kad jo vaikas peraugtų ir pasiektų daugiau negu pats tėvas, bet iš tikrųjų, skirtingai, pas mus daug vaikų, tai aš visą laiką vadovaujuosi tokiu taisykliu, kad svarbiausia man, kad būtų laimingi. Dabar iki 18 privalo sportuoti, kad kuo daugiau užimtumumas, komunikacija, bendravimas, kolektyvinis darbas, nes man sportas davė praktiškai, iš gyvenimo 90% to, ką aš turiu, patirtį, pažintis, kitų šalių kultūrą, tai tikrai norėtųsi, kad jie peraugtų, bet viskas jų rankose, tai čia turi viskas susiklostyti ir sėkmė, ir darbo etika, ir noras, charakteris, viskas, sveikata, taip. Varžydavomės anksčiau aikštelėj ir lauke. Tai daugiau žaisdavom vienas prieš vieną, bet paskui, kai jis jau paaugo, tai aišku jau pasidarė man rimtas varžovas, tai eidavau minusą žaisti. Žodžiu, tai minusą dar mano rankelė jį kaip ir laimėdavau, bet dabar jau ir jisai kitas įklaimė, bet namuose. Vienam kambarį krepšys kaba, kitam kambarį, tai jie su brolio būdu kalasi. Vasarą einam ir minusą, kartais gal ir vienas prieš vieną einam pažaisti, bet tikrai pasivaržom ir nemažai. Patarimų duoda tikrai labai daug, prieš varžybas ir po varžybų išrašo Vilnių nemažai. Bet jo, tikrai labai daug duoda patarimų ir vasarą labai daug sportuojam, darom individualius įgūdžius, viską, vien žodžiu, darom vasarą, tikrai daug sportuojam. Ačiū treneriams, tikrai mes matom, kaip jie dirba, kaip ir ne tik tai krepšinį abėcėlę mokina, bet ir gyvenimo vertybės suskiepė vaikams ir tikrai ačiū. Ačiū vyrų, kuris atvedė į krepšinio pasaulį. O iš tikrųjų taip. Ne, bet iš tikrųjų dar tikrai noriu pagirti ir savo vaikus, ir jūsų vaikus, ir visus vaikus, nes tikrai tenka pasimokinti ir iš jų. Nes dabar krepšinis visai kitoks ir tikrai labai daug to, ko nežinau, išmokstu. Taip, aš dėkoju visai šeimai, tikrai labai stengiasi dėl manęs. Treneris irgi stengiasi, treniruoja, tai esu tikrai visiems labai dėkingas. Ir ką, tiek galiu pasakyti.